Sveiki, mėly parakomanai, su jumis vėl aš, Alminas Sinevičius. Šiandien aptarsime labai įdomią temą – Rusijos karinė pramonė. Pas mus svečiuose gerbiamas karybos ekspertas Artur Plokšto. Sveiki, Artur. Handšeikas. Tai gal tada netempiant gumos ir pradėkime. Artur, kaip jūs bendrai vertintumėte Rusijos karinę pramonę, jos dabartinės karo metu, šiuo metu perspektyvas ir galimybės? Tai Rusijos karinė pramonė dirba kiek sugeba. Tai nereiškia, kad viskam visko užtenka. Jau karinis biudžetas rekordinis. Buvo metų pradžioje, kad 6% nuo bendro vidinio produkto, bet neseniai Putinas pasakė, kad 8,7 ir taip datėms iki 10. Virš 30% išlaidų aplamai valstybės biudžeto eina karybai, todėl kas jau kas, pinigų jie turi sočiai. Bet ten, aišku, dar praplausė dar truputį, kokį procentėlį dar hebrai. Čia yra atsakymas į klausimą, kas atsitiko su ministrais. Tai mes dar prie to pereisim, O kaip, tarkim, su naujosiom technologijom Rusijos karo pramoniai, ten dirbtinio intelekto, kažkokių panaudojimo požymių, nes, pavyzdžiui, vakaruose tai mes matome pakankamai, kad tai vystoma yra. Tai visų pirma, kas liečia naujas technologijas, čia yra karo metas Rusijai. Jie kartoja antrą pasaulinį karą, kur Stalinas uždraudė raštu daryti patobulinimus T-34 ir dabar jie koncentruojasi masinės gamybos mastų padidinimo to, kas jau yra. Tai kitaip, inovacijas, kokybė mažina kiekio sąskaitą. Jie tiesiog kol kas nemato galimybės stabdyti tą gamybą, kur reikia šiandien, nes labai didelį nuostolį yra. Ir todėl nauji produktai labai lėtai eina. Ir dažnai būna, kad pasenusios technologijos greičiau yra atgaivinamos, negu naujas technologijos įdiegiamos. Pavyzdžiui, kokį pavyzdį galėtumėt pateikti? Tai toks pavyzdys, grįžo automobilis Uralas su ZU-23. Tai paskutinį kartą mes matėme Afganistano kare tarybiniam. Tai dabar naujoje parodoje Armija 2023 buvo rodomas kaip visiškai nauja produkcija. Bet tai gal vis tiek patobulintas kažkiek? Ten nieko nėra naujo. Tai yra tik tai faktas, kad pastatė pabūklant judančios platformos, išeina jų tiek reikia, kad greitai išeina. O dėl dirbtinio intelekto tai yra bandymai dronų, tai ne tiek dirbtinis intelektas, kiek automatinis užvedimas, ukrainiečiai irgi tai daro. Ir bandymai drono K5, kuris jau buvo iš karto projektuojamas, kad dirbantis su dirbtinio intelektų, tai kol kas fronte nepasirodė. Galime padaryti išvadą, kažkas nepavyko, bet faktas yra, kad jie stipriai dirba tą kryptim ir jie taip pat vysto ir bepiločių platformas, pavyzdžiui, MPK bomboms. Kadangi lėktuvas sudėtingas, brangus, ten yra pilotai, tai yra einama prie to, kad bus bepilotis, kuris numes tą bombą, nerizikuojant pilotų gyvybei, tai principai technologiškai yra pasiekiama. Bet čia, kai jūs sakote dronai, tai mes turime ir, pavyzdžiui, antžeminius dronus, jūrinius dronus irgi galvoje, ar tik tai labiau ore, tos bepiločius vadiname? Antžeminiai dronai čia nieko naujo, čia visi mato poreikį, bet čia daugiau logistika ir sužeistųjų evakuavimas, užminavimas, išminavimas, tai tas vysto abi pusės. O skraidantis dronai, tai fronto linijos dronai, tai visi puikiai pažįstami FPV, kurie faktiškai vos neišstumė prieštankinės raketas iš mes dar irgi prie to pereisim. O didesnių dronų, tai mums nelabai pasisekė, kad pas juos yra toks Aleksandras Zaharovas, kuris yra konstruktorius Lanceto ir jo paskutinės konstrukcijos, tai yra Italmas, tai būtent dronas iki 200 km, kuris yra mažesnis, greitesnis negu Šahedas ir didesnis ir toliau skrenda negu Skalpelis. Tai jisai praktiškai yra paruoštas gamybai. O kiti dronai, tai būtent Zaharovas dėka savo tiesiog pozicijos, nes jisai yra pripažintas konstruktorius, tai ir praeina. Visi kiti buvo Lancetas, Skalpelis rodomas kaip didesnis Lancetas su didesnė kovinė dalim ir pigesnis, bet kol kas irgi nesimatė jo fronto linijai. Tai sumuojant, jie iš tikrųjų išnaudoja viską, ką turi dabar. Ir problema dar yra tokia, kad
trūksta šiuolaikinių staklių, šiuolaikinių technologijų ir tas, kas senai buvo padaryta, tai tą gaminti gali. O kaip apskritai su žaliavom, tada su resursu visai toliau staklės veiktų ir konvejeriai suktų Tie tankai, kurie padaryti Tarybų Sąjungoje, tai jie ir buvo daromi remiantis savo resursais, tai principai viskas ten ir yra. Aišku, ten yra pasenė elektronika, seni sprendimai. Pavyzdžiui, elektronikos, tai jų trūkumas, sankcijose yra, ne vakarų elektronikos prietaisai. Tik tam tikri, pasakysim, raketos galim suskirstyti į dvi grupės. Manevruojantį raketą kaip H-35, 31, 59, 29, jos sukonstruotos Tarybų Sąjungoje ir jas galima gaminti išeinant iš tos elementinės bazės, aiškiai, 30 metų pasenusi, bet jinai yra. H-101 ir visi kalibrai, visos raketos manevruojančios, ukrainiečiai suranda, kai neišdaužo jos į šipulius, apie 50 elementų vakarų Europos, 80% iš kurių yra iš Amerikos. Tai reiškia, kad kažkaip eina per juodąją rinką? Eina. Mikroschemos yra nedidelis daiktas, galima kuprinį pervežti. Arba tas mikros... bet žinot, čia mastas vis tiek kitas. Tai čia gali būti, aš dėl tų sankcijų ir ar jos veikia, bet dažnai tose antrinėse yra priemonės, elektronika, tie čipai, kuriuos galėtų išimti iš ten skalbimo mašinų, iš ten visokių ir ten panaudoti karo pramoniai kažkokią dalį. Kiek aš matau, dabar čia karo pradžioj buvo panika ir tada skalbiklis, viriklis, tai labai paklausa padidėjo. Į Rusiją. Ir dabar perveža kuprinėse, nes pasakysim H-101, viena pagrindinė raketo. Tai jų gamybos mastai buvo, tai vertinti maždaug 305 raketos per mėnesį, dabar apie 70. Tai 70 nėra daug. Ir elementų ten kažkaip pervežti per visokias Kazakstanas, Armenijas ir panašiai irgi nėra ypatinga problema. Ir aplamai rusų raketų gamyba tai maždaug užaugo dvigubai nuo karo pradžios iki dabar. Kai kurie užaugo daugiau, kai kurie mažiau. Viena iš blogesnių žinių tai yra stipriai auga kinžalų gamyba. Kinžalai yra tie, kurie dar dažniau praeina oro gynybą ukrainiečių iš tikrųjų. Juos sunkiau pagauti, kiek mes sekam apžvalgas. Kovo mėnesį buvo iššauti 12 kinžalų ir nė vienas nenumuštas. Jos tiesiog eina iš naikintuvo, pasiekia labai didelį greitį. Labai sunku. Nors ne balistinė raketa, bet vis tiek, matot, kinžalas dėl greičio savo turbūt... Kinžalas čia Iskandero raketa pastatyta, pakabinta panaikintuvą ir todėl nereikia energijos pakilti, nes nešėjas pakelia, galima toliau iki 2000 km nuskrėti ir krentant iš viršaus pasiekia didelį greitį, dar turi masalų išmetamų ir gali keisti savo trajektoriją, kad suklaidinti priešraketinės sistemas. Tai apie kinžalus, pasakysim taip, 22 metais kinžalų buvo iššauta 10, 23 metais 40, per 3 mėnesius šitų metų 31. Tai jeigu eis toks tempas, tai per metus bus maždaug 120 ir tai atspindi gamybos tempus. Bet čia poreikis fronte, bet tai nebūtinai atspindi, nes poreikis nebūtinai yra galimybės. Sudaužytose raketose surandam detalės, kurio gamybos metai 23. Šių metų. Taip, todėl pagamino ir iš karto į frontą. Tai klausykit, tai reiškia rezervo, galbūt rezervas yra toks apribotas. Rezervas yra visada, nebus taip, kad nebus ne vienos, bet yra bangavimas. Išeina, kada ruošiamasi kažkokią ataką, tai porą mėnesių nešaudo, tankų daugiau sukaupti ir po to daro ataką. Viena iš tokių atakų buvo balandžio 11 šiemet, kur buvo iššautų vienu metu 4 raketos H-101 ir 8 kinžalai. Jų greitis labai skiriasi. H-101 čia yra lėktuvo greitis, o kinžalas viršgarsinis, bet visos raketos atėjo į vieną tašką vienu metu. Tas taškas buvo žemiau Lvovo, Stry dujų saugyklus. Tai jie
šį kartą tikrai neblogai sukoordinavo, suskaičiavo laiką skrydžio ir visos atėjo tada, kad... Dar galima papildyti, kad dar šachedų ten debesis skrenda fone. Tam, kad išbrauti oro gynybą, tai tų šachedų ten debesis eina, nors visai būna. Kartais būna, kad H110, 101 be kovinės galvutės išsiunčia tam, kad į ją greičiau šautų. O tai žiūrėkit, tai reiškia vakarų sankcijos, arba gal jos pradžioj kažkiek veikė daugiau, dabar prie jų prisitaikė Rusija, iš principo Rusijos karo pramonė. Tai Rusijos karo pramonė pasiliko tokia, kokia buvo, pasakysim, nėra didelio progreso. Vis tiek sunkiau visą organizuoti ir yra dar tas, kad pelningumas nukrito, nes Rostecho vadas Sergejus Čemezovas apgailistavo spaudoj, kad pelningumas Rostecho, čia pagrindinis koncernas, nukrito iki 2,3%, o turi būti 5%. Kas atsitiko? Čia kaina padidėjusi, reikia sumokėti tarpininkams visiems, kurie atveža kišenėse visokias detalės. Tiekimo grandinės padidėjo. Taip, tiekimo grandinė padidėjo ir būtent Rostechas ten 660 tūkstančių žmonių dirba, jie dabar 70 tūkstančių dar priėmė. Tai problema ne tiek net... Ta prasme, didėja skaičius darbuotojų pas juos. Tai reiškia, pamainos sukasi, viskas... Tai raportas buvo, kad visą pramonę persitvarkė į karo stovį, tai nėra tiesa, bet ten, kur dirba po 3 pamainos ir didžiausia problema patys rusai prisipažįsta, tai yra darbo jėga. Mačiau skaičių, kad maždaug 300 tūkstančių reikalingų darbininkų išėjo į frontą. Buvo mobilizuoti, nes jie ne Maskvoje. Iš Maskvos vengia. Taip, Maskva, Piteris jie tokie. Taip, jie tokie burbulai, kurios mažiau. O ten, kur provincija, ir ten pasirodo ima ir ne visada. O taigi pramonė daug ir yra ir Sibirė, ir tose. Taip. Todėl gaunasi taip, kad iš vienos pusės išėjo darbuotojai, bet jų ministras Manturovas raportavo, kad 500,000 atėjo naujų darbuotojų. Tikriausiai galbūt ir iš tikrųjų atėjo, bet ne tie patys, kurie išėjo. Yra dalis žmonių, kurie dirba ten prie staklių tų vadinamų, konvejerių, bet yra tie ir, kur biškai suprotaujantis, kūrintys žmonės, jie irgi turi būti toj pramonėje ir vien tik 6 milijonai, kurie išvyko paskelbus mobilizacinės tas bangas iš Rusijos. Tai ten dalis protų ten, nežinau, informacinių technologijų srityje žmonių, jie pabėgo iš Rusijos šeimų. Tai ar netrūksta protų jiems? Protų, žinau, čia kaip čia pasakyti, protų poreikis visada buvo nedidelis, tai yra šneka. Bet išėjo informacija apie rusų aplamai mokslininkų skaičių. Tai yra vienintelė šalis, atrodo, pasaulyje, kur nuo 2000 iki šiandien mokslininkų skaičius aplamai dirbančių moksle sumažėjo 23%. To labiau, kad Rusija save pozicionuoja taip pietų valstybių kaip ir lyderis, tai Kinija užaugo 3,5 kartų, Brazilijai 3,5 kartų, Argentinai 2 kartų, o pas jos krito. Čia BRICS žiūrint turbūt, ne? Taip, bet vis tiek, jeigu, aišku, lyginti Rusiją su Brazilija kažkada būtų nesąmonė, šiandien jau kažkaip panašiai. Tai būtent protų tikėjimas tikrai yra didelis ir sankcijos jos veikia. Bet veikia labai ilgą perspektyvą. Ta prasme, rusai patys supranta, kad jie atsilieka technologiškai, atsilieka moksliniuose darbuose. Šiandien to nesimato fronte, kadangi tai ne apie tai galvojam. Bet kai baigsis karas, vis tik anksčiau vėliau baigsis, jie pamatys, kad jie maždaug Kambodžos lygyje. Taip. Tiesa, Kambodža irgi mokslas vystosi. Gerai, pavertinkim, kokie dabartiniai Rusijos karinės pramonės yra gamybos mastai. Jeigu pradėkime, tarkim, nuo esmės, tai nuo tų pagrindinių įtaką mūšio lauke darančių ginkluotės ir technikos, Kokia yra, tarkim, tankų, PKM-ų, artilerijos sistemų, raketas jau kažkiek aptariam, amunicijos, pavyzdžiui, artilerinės, tankų amunicijos, didelio kalibro 120 ten ir panašiai. Tai jeigu pradedant nuo tankų, tai maždaug 23 metais pernai, tai virš 1000 tankų buvo įvesta, iš jų 200 naujai pagamintų T-90M
ir 800 atstatytų T-72. Čia į Ukrainą buvo įvesta, ne? Čia Rusijai. Nu, ta prasme, įvesta iš... Taip, Rusijai. Į ginkluotasias pajėgas, žodžiu, perduota. Taip, taip sakant, pramonė davė apie 1000 tankų, oficialiai skelbime, kad 1500, bet atrodo, kad ten visada šiek tiek nori išgazdinti priešą, tai todėl užkelia tos skaičius. Tai taip maždaug atitinka galimybės Uralvagon zavodo, o antra gamykla Omsk Transmash, tai jie ten iš sandėliuose turi apie 3000 T-80 senai išvestų, jie jas lėtai atstato, nu tai gal porą šimtų bus. Tai čia yra, kas liečia tankus, ir reikia pasakyti, kad to poreikio užtenka kompensuoti nuostolius. Ir aplamai dabar tankai jau neina į priekį, kaip čia filmuose apie Antrą pasaulinį karą. Nu, taip. Tankai tapo pažeidžiami visų pirma dronų. Ir dabar tankas dažnai naudojamas kaip artilerijos pabūklas. Taip, bet aš tai gal nesutikčiau, bet čia gal nesivelkim. Kartais dar yra vaizdų ir yra liudijimų, kad tankai eina su kolona, bando kontratakoje kažkokioje eiti. Pasakysim, aplamai, tankas yra vienintelis būdas davežti stambaus kalibro pabūklų iki fronto linijos. Nu taip. Galinga tokia galia. Mes neturim kito galingo daikto, kurį davežti. Problema tapo aplamai davažiuoti. Nu, nes visi mato iš tolo ir tai nebūtinai dronai. Taip. Iš to, ką matau, labai neblogai pasirodė haubicų smart amunicija. Tai yra prieštankė amunicija, kur du subamunicijos elementai iš viršaus susprogdina tanką ir jų ten labai neblogas rezultatas. Bet iš principo, kaip aš supratau, tai rusai kažkiek saugo tankus, nes jų taip greit neprigaminsi, jeigu tu ten ir ukrainiečiai, aišku. Tankus pradėjo visi saugoti, pradėjo ten, matom tos visokius ten stogelius, matom tą Carmangal, kuris aplamai jau tikriausiai ne tankas, nes tankas tai yra... Čia tas vėžlys ar ne? Taip, vėžlys, tai važinėjantis tvartas, nes tankas tai mašina, kur yra bokštas, kur sukas ir šaudo. Tai pas jį jau nieko nesisuka, vairuotojas nieko nemato. Tai yra tiesiog važiuojantis tvartas, kurio pagrindinė užduotis apsaugoti nuo dronų. Ir jisai šitą atliko, kol ukrainiečiai tiesiog su dronais neatakavo vikšrus. Ten perėmė kažkaip jį. Tai šitą ir perėmė. O kai sustabdė, tai visi ir pasidavė. Bet faktas yra, kad visi dabar daro iš tankų netankus. Ir tai rodo, kiek pasikeitė situacija. Kas liečia... Tai kaip ant tankųgi, bent jau vakaruose, tai dabar montuojame antidroninės ten tos sistemos? Kurios? Nu, ten yra gal dar nemontuojamos, bet bent jau yra perspektyvoje. Rusai montuoja Volnorezą, montuoja Saniją ir montuoja dar reaktyvinį šarvo. Izraelis irgi, man atrodo, šitas daro. Vis tiek dega. Drono pagrindinis privalumas, jisai gali sustoti, pažiūrėti, prisitaikyti ir būtent pataikyti ten, kur reikia. Čia ne artilerijos sviedinys, kuris skrenda balistinė trajektorija ir nieko jo nepakeis. Ir todėl net santykinai nedidelių užtaisų, nes kiek ten dronas gali turėti, klasika tai yra RPG-7 kovinė dalis. Jeigu gerai patako, pramuša ir daina iki amunicijos karuzelės. Kumuliatyvinio efekto. Taip, ir gaunasi, kad ir nesvarbu, kiek ten buvo. Todėl su tankais yra taip, kad tų galimybių jiems užtenka. Ir kadangi karas jau ilgesnį laikotarpį stipriai nesikeičia, tai pramonė šitą padarys. Fronto linija. Naujų tankų nesimato. Armata, tas pats Čemizovas jau oficialiai pasakė, kad ji nebus gaminama. Eina mintis apie tai. Tai kiek armatų iš vis buvo pagaminta? Prototipinių? Apie 200. Bet tai fronte buvo pastebėta fronte kažkada? Spaudoj buvo rašoma, kad dalyvauja mūšiuose, bet mūsų tai labai slapti, tokie, kad nieks nepastebėjo. Gal žinot, moka kamufliažą, nematomi. Nu dabar, kai uždeda visą šitą aplinkų ant tankų. Tils technologija. Tai tu gaunasi taip, kad net pažinsi, koks ant tankas po šitų tais dangčiais iš tikrųjų yra. Ten jie kalba dabar apie poreikį sukonstruoti tarpinį tanką iki armatos. Tai gaunasi taip, jie padarė armatą, pasaulio stebuklą, nelabai gavosi, dabar nori tarpinį daryti. Pagrindinis skirtumas užtaisymo automatas turėtų būti kaip maždaug Leclerc arba K2.
Bet tai, ar tai nereiškia dar viena tiesiog T90 modifikacija? Ne, jau nebus karuzelės, nes visi supranta, kad silpniausia vieta tai yra karuzelė po kojom. Pati detonuojasi tada ir ten... Jo, tai yra staigus gaisras, kuris, jeigu daug sviedinių baigėsi tokiu gražu fejerverku ir bokštas nulėkė. Būtent taip, kaip vakarų tankuose būtų bokšte gale amunicijos sandėlis ir užtaisimo automatas, bet čia kol kas svajonės. Tegul padaro pirmą aplamai, kad veikia. O gerai, perimkim prie PKM-ų, tai ten pėstininkų kovos mašinų. Su PKM-ais... BTR-ai, BEHOS tos vadinamos, BMP-škės. Kurgan Mažzavod gamina BMP-3, jų pajėgumai yra 400-500 mašinų per metus ir dirba pilną jėgą. O ta, ką oficialiai raportuoja, kad 2,5 tūkstančių BMP pristatė, tai tikriausiai suskaičiavo ir suremontuotus. Nu, galbūt, nes naujų tai bus nedaugiau 500. 500 tik tai naujų per metus jūs kalbate? Taip, čia Kurgan... Bet jūs kalbate apie kurios? BMP-3. BMP-3. BMP-2 produkcija šiaip jau užsibaigė. Ir jų tikrai per mažai. Ir Rusijoje kalbama apie naują sunkią vikšrinę kovos mašiną. Tai tokia buvo daroma, Kurganis vadinasi, bet su Kurganisu kažkas neišėjo. O kas neišėjo, tiesiog rusų generolai nenorėjo priimti ginkluotę, nes labai didelė. Jiems tai buvo, jie tai ir pavadino, ukrainietiškai pasakysiu, Marija granatometnika. Tai granatsvininkų svajonė. Jo, tai tokia didelė, o rusiškos mašinos visada buvo labai žemos ir kad būtų kuo mažesnis taikinys. Tai tas, kas šiandien dedasi, kur ant viršaus deda visokius ten stogelius ir dar papildomą šarvą, tai totalinis nuėjimas nuo ideologijos, kuri buvo visą laiką. Bet tai kiek ta ideologija jau yra aktuali? Dabar tas mažumas, jis, kai iš oro tave stebi, kai tiek daug yra indikatorių, žvalgybinių, ASR tų priemonių, tai tu čia tas mažumas, kad už kalniuko pasislėpsi, jau gal čia, ne antras pasaulinis, ne? Kol šūvis buvo, kad aš iš savo vietos, jeigu tiksliai prisitaukau ir pataikau ir daugiau neturiu jokios įtakos į sviedinio trajektoriją, tai kuo mažesnis taikinys, to geriau. Taip. Čia pataikymo gal taip. Žvalgybai turbūt nereikia. Mano sviedinys yra mano valdomas, jau praktiškai gaunasi. Pavyzdžiui, dževelinų, jeigu net užlysi tu už kalno, vis tiek tave suras iš principo iš pataikymo į bokštelį, iš viršaus, jeigu nustatyta funkcija, tai jinai pagaus. Kaip ir spaikas taip pat. Kita technika, ratinė technika, aišku, būtinai reikalinga, kaip transporto priemonės. Greitai išeina, abi pusės naudoja kasetinius sviedinius, kasetiniai sviediniai. Kaip sakant, padangos nemėgsta kasetinių sviedinių. Kai pora susprogsta šalia, tai padangos nueina ir gaunasi problema. Tai BTR-22 dabar yra padarytas, bumerangas neišėjo, kaip ir viskas, kas buvo rodoma garsiam paradė 15 metų. BTR-22 tas pats BTR-as, tik tai variklis pėstatas į priekį ir pagaliau išeiti galima pro galą. Šiaip jis, toks klasikinis ratinis transporteris. Nieko ten nėra. O kokia jų gamyba? Apskritai, jeigu žiūrint pėstininkų kovos mašinas, kiek maždaug Rusijos pramonė pagamina pėstininkų kovos mašinų, gerai, metus, mėnesį ten. Jeigu tankų jūs sakėte apie 800, ne? Tai virš 1000. 200 naujų, 800 senų, bet čia buvo praeitais metais. O PKM kiek? PKM 500 turėtų padaryti, kas liečia vikšrinių, bet čia vienoje gamykloje. Kiek atstato, nes yra dar Ural Transmaš, Arzamaso gamykla, Matovylicha, kuri nuo pradžios pats blogiausias buvo, pati blogiausia įmonė, ten vos ne karo metu, ten maršalas Kulikas vos neliepė sušaudyti. Čia apie antrą pasaulinį. Antrą pasaulinį, bet tada jie gamino, ten tragiškų kokybė visada buvo. Jie ten greičiau gamino medžiagą, negu gamino ginklus. Bet tai iš principo viskas stovi ant senų sovietinių gamyklų. Taip. Ta prasme, naujų kažkokių gamyklų, infrastruktūros vystymo tokio kaip ir nelabai. Ten gal viduje, aišku, atnaujina gal kažkiek, bet kad naują gamyklą, pavyzdžiui, pastatytų ten naują liniją, aš nežinau. Jie kol kas galvoja kai kurios gamyklas atgal iš privatininkų atsiimti, nes buvo privatizavimo laikotarpis, kai kurios gamyklos teritorija yra privatizuota gabalais, tai greičiau susigrąžins tas, kas buvo privatizuota, negu statys naują. Todėl
Jeigu būtų baisus poreikis, gal, bet būtent šarvuota technika šiandien kaip ir darosi vos ne pagrindinė ginkluotė. O šiandien... kaip su artileriniam dar sistemom? Dar trumpai. Artilerinė sistema 6 kartus, kaip jie raportuoja, padidino senų pabūklų gamybą, tai MSTA, ir jie turi tam technologijas. Gvazdikos visokios ten tos. Tai gvazdikos jau seniena visiškai. Ir 122 mm. Ir išeina 152 mm. 2S19, ten tie visi jau... Tai 2S19, nu, jie raportuoja, kad koalicija paruošta gamybai, bet pikti liežuviai šneka, kad paruošta, bet staklių padaryti tiksliai vamzdį nėra, nes vamzdžio staklės tai sudėtingas didelis įrenginys, čia ne mikroschema, kur galima... Čia pagrindinis, bet šiaip artilerinio pabūklo vienas iš pagrindinių dalykų. Jo, ir būtent aplamai vamzdžių gamyba pasaulyje retai kur yra, nes tai yra brangus, precizinis daiktas, tai atrodo, būtent šitoje vietoje yra problema. Nauja ratinė Malva yra nuotrauka, kad jau šaudo Ukrainoje, bet tai yra atskiri vienetai ir Malva yra 1,5 kartų didesnė negu Cezaris, o parametrai, kas liečia šūvio nuotolį, visą kitą yra blogesni. Apnai, visa rusų artilerija šaudo maždaug 10 km trumpesnį atstumą negu vakariečių. Ir tai yra atsakymas, kodėl tokie dideli nuostoliai kontrbateriniai kovoj. Tiesiog vakarų artilerija anksčiau pradeda šaudyti, negu rusų davažiuoja iki savo šūvio nuotolio. Tai šį mėnesį bus rekordas sunaikintų rusų artilerijos pabūklų. O savaeigė, daugiau įvykšinė savaeigė artilerinės sistemos? Nu, ten rusų lozungas yra, kad jokios tampamos artilerijos vadinasi. Nu, bet čia... Viskas, kas šaudo, viskas turi būti ant platformų ir čia kaip ir nieko naujo. O rusiški nuostoliai šį mėnesį, ko gero, bus apie 1000 vamzdžių įvairiausių. Tai būtent kontrbaterinė kova tai ne tik tai artilerija, dronai, savižudžiai, čia viskas, tai ir aviacija tą patį ten sydą darydama. Taip. Gerai, pereinam tada prie dronų jau. Pradėjom, biški pradžioje užsiminėm, kokia yra dinamika dronų gamybos. Turbūt pradėkim gal nuo to taktinio ligmens, tai FPV, žvalgybos dronai, netiesioginės ugnies koregavimo dronai, nors aišku, ten kai kurie tą patį daro. Tai jie daro tą patį, tai... Pagal NATO kvalifikaciją, pirma, antra klasė ten yra tie mikro, mini, maži, taktiniai ten, žodžiu. Tai labiausiai matomi FPV dronai, ukrainiečiai skaičiuoja maždaug 300 atakų per dieną. Tai išeina kažkas gamyba FPV apie 10 000 mėnesį. Ir tiek atakų yra ir tokia gamyba yra. Visam fronte čia. Taip, čia visam fronte. Tai čia jau suskaičiuoti tikrą gamybą labai sunku, kadangi ten kiekvienas regionas turi savo pajėgumus, jie ten vysto, gubernatoriai ten spaudžia tos dronus daryti ir tiekimo kryptis visada necentralizuotos ir dronai nevienodai gaunasi. Nu, tas UPIR tai visai neblogai išėjo, tiesiog pasitent sudvigubinta antena. Tai šitų yra tikrai daug ir jie naudojami kaip amunicija. Mes neskaičiuojam šovinių dėžiai kulkosvaidžio. Tai dėžė pilna ir gerai. Žodžiu, ne vienetais, o danais, dienos aprūpinimo normų. Ir šito yra daug. Vienetams duoda. Lancetų gamyba maždaug 140-160 į mėnesį, labai sėkmingai, noriu pasakyti, veikia. Šiaip jo, aš irgi esu girdėjęs, kad ukrainiečiai turi problemų su lancetais, nes jie pakankamai... Tai maždaug 2000 atakų buvo padaryta, 80% yra efektyvumo, rekordas buvo 300, čia gegužės mėnesį. Ir jo nuotolis lancetų ten ilgas gan palyginti kaip FPV droną. Buvo ataka 70 km vieną kartą, bet čia be retransliatorių neišsisuks. Lancetas, čia tas pats Aleksandras Zakharovas. Tai būtent buvęs Tarybų Sąjungos čempionas radio valdomų modelių ir vietoj, kad išvažiuoti į Londoną savo kažkur sėdėti, dėja dirba visai ne ten, kur reikėtų. Tai... Vieno žmogaus būtų pabėgęs į vakarus būtų. Jo. Tai jo koncernas Zala, jie kartu ir gamina žvalgybos ir šitą porą visai, sakyčiau, efektingai veikia, net iki tol, kad mačiau konstrukcijos, kurios tiesiog kopijuoja Lancetą. Tai pas mus drono dienoj buvo. Nestipriai galvojant ir jeigu gerai veikia, aerodinamika ta pati,
Kodėl ne? Nu, taip. O didesni dronai, nu tai čia... O gerai, žvalgybų, nu tai ten aišku... Šachedų šachedai. Planas gamybos 226 vienetai per mėnesį. Bet dabar jau yra, Rusijoje jau yra pilnai veikiančios gamyklos šachedų. Taip, į Labogą yra gamykla ir jie pilnai perėjo ant rusiškų. Viena, bet labai didelė. Nu, ten kažkokie vakarų ar ne... Šachedo ten yra labai lengva konstrukcija. Tai, nu, sąlyginai, ta prasme, lengva. 20 tūkstančių kainuoja, tai jisai negali būti sudėtingas. Tai ten buvo... Čia jūs rubliais pasakėt? Ne. Rubliais negaliu pasakyti, nes jisai važinėja į visas pusės. Aplamai, rusų 30 tūkstančių lancetas, 20 tūkstančių šachedas. Čia juokingi pinigai, bet būtent todėl, kad rusų valiuta taip krito, jie moka rubliais savo rinkai. Ir gaunasi, kad, kas liečia... Savikaina maža. Savikaina pigiai. Sąlyginai. Tai Labogoje gamykla pilnu tempu jau dirba pagal projektinį užduotį, bet jie kartais daperka ir iš Irano. Nes jeigu tai būtų maždaug 200 į mėnesį atakų, būna, kad 300. Tai šiandien jie dar ir pas save turi gamybą ir daperka, jeigu organizuoja kažkokį didesnį ataką. Kaip dėl operacinio, to strateginio, galima sakyti, gal lygmens dronų gamybos ar nežinau, iš tikrųjų tai jie gan ten S-70 Ochotnik, ten visokie tie Orionai, ten... Iš to, ką matau, būtent visi šitie, kurie buvo planuoti iki šito karo, tai beveik lėktuvai, pavadinkime juos. Taip. Tai atrodo ir viskas sustojo. Bepiločiai lėktuvai. Taip, viskas sustojo ir čia Bayraktaro pavyzdys rodo, kad... Jie neefektyvūs dalinai? Jie lengvai numušami priešlėktuvinės gynybos. Nes jeigu jos radaras užfiksuos virš priešo teritorijos, tai nėra galimybės išsisukti. Nusams patriotai dar daug ir daug dengia didelį burbulą. Radaras pagauna. Nėra... Aplamai atrodo, čia yra klausimas dėl, ką tai reiškia oro persvara. Nes klausimas yra kokiam aukštį. Ten, kur veikia naikintuvai, nu tada aišku, rusai neturės. O iki 500 metrų. Kas turės oro persvarą? O ten veikia būtent tie patys vredniausi dronai. Jeigu dronas kuo mažesnis, to blogesnis. Tai ten nėra nei ginklų, naikintuvais nieko nenumuši, antžeminio oro gynyba prieš mažus taikinius dar tik tai pradėta galvoti, ką aplamai su jais daryti. Tai šiandien yra tokia niša, kur nedideliam aukštį gali veikti absoliučiai nebaudžiami. O didesni, tuos, kurie gali numušti prieš lėktuvinį gynybą, jie paprastai yra ir brangus, kadangi tai beveik lėktuvas. Nu taip. Nu, tai jau... Kažin kaip ten seksis. Nu gerai, o tai jeigu taip bendrai pažiūrint fronte, nu nes tai frontas įstabilizavosi ten, kiek ten, 1600 km maždaug, ne? Ten kažkas pajuda truputį, tai va galite sekti mūsų apžvalgas ir kasdien matysite, kokia fronte situacija. Bet iš principo jinai kol kas neeskaluojasi, nesikeičia kardinaliai ir tie netektis yra gan stabilios. Nu, plius minus, ne? Ten gal kartais paauga kažkur. Bet ar tos netektis, ar pramonė Rusijos atliepia fronto poreikį? Ko reikia pajėgoms, rusų pajėgoms, būtent fronte Ukraina? Tai žiūrint, kur paklausyti. Jeigu pasiklausyti Rusijos gynybos ministerijos, tai atraportos kiek tūkstančių efektorių, 250 lėktuvų 23 metais atidavė. Atrodytų, nu viskas, ten viskas tūkstančiais, o kai pasiklausyti tų paprastesnių, tie, kurie visokie Telegram kanaliniai ir panašiai, tai trūksta lygiai taip pat kaip ir ukrainiečiams. Bet aišku, kai didesnė valstybė gali tikimą geriausiai organizuoti. Frontas sustojo ir stovi, rusai nenori daryti mobilizacijos. Ir dabar yra taip, kad rekordas gegužės mėnesį rusų nuostolių 200 buvo 32 000. O rusai raportuoja, kad 30 000 jie kiekvieną mėnesį ateina. Tai tie, kurie ateina, tai kompensuoja nuostolius. Šiandien tai prieš savaitę buvo... Tiesiog stabiliai laikosi, žodžiu. Tas skaičius jis nedidėja. Pajėgų pačių gyvosios jėgos. Nedidėja pajėgų skaičius. Gerai, bet apie techniką. O technikos tokios, kokios dabar,
Nes tu gali, kad Rusijos pajėgos nesaugo savo karių gyvybių, tai čia nieko naujo. Čia ir matom tą ir iš vaizdų, ir iš skaičių. Tai su technika Rusija bando greitas atakas. Jie pasirodė motociklininkai, pasirodo tie kiniški golfo vežimėliai. Taip, taip. Ko ten tik tai nėra. Ir maždaug yra dabar viltis, kad mažas greitas taikinys daeis ten, kur gali būti pradėti šaunamojo ginklo mūšį ir praeis tą zoną, kur galima sunaikinti. Žodžiu, ieško skilių, kur įsiterpti, bet jau ne tanko atakos. Jau ne tanko atakos, ieško tų skilių ten su tais motociklais, tai čia kaip pasakyti, tiesiog bekeli važiuoti motociklu daug užima dėmesio. Tai ten dar klausimas aplamai davažiuoti, net jeigu nieks tave nešaudytų. Jeigu kažkoks kulkosvaidininkas atsiranda pakeliui, tai ir baigėsi visas motociklas. Bet yra tokių, kur užima, ypač jeigu atakos metu FPV dronai sunaikina priešo kulkosvaidininkus. Ir tada, jeigu viskas sukoordinuoti, taip, tai įmanoma, viena tokia ataka buvo, tiesą sakant, ačiū Dievui, daugiau nebuvo. Pėstininkus, manevrą, sukoordinuoti su dronais, su artilerija, dar kažkokia technika. Dronai iš karto atakoja šaudančius iš apkasų žmonės. Taip, bet reikia tam ruoštis iki tų dronų turėti ir reikia vadovavimą padaryti vieningą. Rusijoje pagrindinė problema tai yra vadovavimo netobulumas. Jie ten visą laiką turi savo vertikalės, ten artilerija reikia paklausti kažkokio pulkininko vietoj iš karto padaryti sprendimą ir žūsta karininkai. Rusai patys sako, pagrindinė problema yra karininkų stoka. Tai sakant, žmonių galima surinkti už pinigus, bet reikia, kad kažkas vadovautų. Ar Rusijos karinė pramonė turi potencialo atsikurti, išsivystyti pajėgumą, išvystyti, kad galimai kariniai konfrontacijai su NATO alijansu? Tai aš manau, kad jie atsikūrė dabar. O kada vyksta šitas karas, visą potencialą praktiškai pastatė į tą vietą, kur galėjo. Ir tas potencialas gali būti ilgai. Su laiku matysis technologinė praraja tarp likusio pasaulio ir Rusijos ir tai būtent jau įtaka sankcijų ir įtaka trūkumo konceptualinio darbo. Bet iš principo, ką VSD sako, kad maždaug 80 metų laikotarpyje Rusija atstatytų savo pajėgumus, išvystytų ir į tą pradinį etapą. Jeigu daeitų iki šiuolaikinių mokslinių laimėjimų ir šiuolaikinių technologijų. Sakant, jeigu po karo bus nuimtos sankcijos, taip, be abejo. Jeigu po karo liks tas pats, kadangi čia priklausoma, aišku, nuo karo pabaigos, čia yra taip posakis, bus šitas griuvis su krokodilais aplink Rusiją. Nu, tada ir liks ten už savo griovius su krokodilais. Dar labai įdomus iš tikrųjų kampas, kurį reikėtų mums paliesti šioje diskusijoje. Tai ne per seniausiai, balandį gal, naujojų Rusijos gynybos ministrų buvo paskirtas Andrei Belousov, toksai ekonomistas, tai žmogus, kuris nieko bendro neturi su karyba, su kariuomenė, yra daugiau finansai, ekonomika jo arkliukas. Ir taip pat buvo dar pakeisti 4 viceministrai, arba tie pavaduotojai, pas juos gal. Pas juos apie 9. Deputy, bet 4 iš jų, kiek ten aš radau, viceministrai buvo pakeisti, ten aišku, pagal senas Rusijos tradicijas, viena iš naujųjų viceministrų yra Putino mirusio pusbrolio ten dukra ar jo dukterėčia, bet čia detalės. Kaip jūs vertinate šios pokyčius? Vat žiūrėkit, pakeitė žmonės, Šoigu pakeitė Belousovas, žmogus visiškai ne... Aišku, ir Šoigu ten mažai buvo prie tarnavęs gal to kariuomenį. Šoigu buvo labai geras peršikas, jisai labai gerai mokėjo save parodyti ir ilgai tas iki karo. O šiaip yra 2 aspektai. Aspektas numeris 1 ir Putinas apie tai tiesiai ir pasakė per pasitarimą, kad reikia taip suformatuoti karinį pramoninį kompleksą, kad jisai galėtų greitai pereiti prie civilinės produkcijos.
Prie civilinės produkcijos, kadangi žodžiu, iš tai, ką dabar karui gamina? Jo, Putinas bijo, kad dėl to, kad masė pinigų ir aplamai biudžetas nuėjo kariniams dalykams, gali prasidėti tiesiog stygiai prekių vidiniai rinkoje. Jisai atsimena 17 metų revoliuciją, kurios neturėtų būti principė, jeigu, pavyzdžiui... Jūs gal neatsimena pats asmeniškai, bet tai yra skaitęs. Asmeniškai, bet jeigu pasirūpintų duonos atsargoms Petrograde, greičiausiai niekur neatsitiktų. Todėl jisai labai bijo situacijos, kada per daug nuės pinigų į karinį sektorių ir likusi ekonomika pradės stagnuoti. Ir būtent Belousovas, kuris buvo jo pagrindinis patarėjas dėl ekonomikos, ten pastatytas, kad neperlenkti pinigų srautą į karinę pusę. Tai čia pirma užduotis. Antra užduotis žymiai paprastesnė. Išradyti korupcinius klanus, kurie susiformavo Rusijos gynybos ministerijai. Nu, čia tai jau, čia gal oficialu, bet tai čia vienus korupcinius klanus keičia kiti korupciniai klanai. Žinant Rusiją ir kas nors kažkiek domisi, tai čia nieko. Ir kariniai pramonė lygiai tas pats. Korupcija lemia pinigų panaudojimo neefektyvumą, kuris galiai išeina į tą patį. Ten yra toks viceministras Krivoručko, čia neseniai kažkaip jisai raportavo, jisai atsakingas už naujas technologijas, naujas ginkluotę ir panašiai. Jis yra antras pagal turtus žmogus aplamai Rusijai valstybiniam sektoriui. Jisai turi kuklų namelį 1500 metrų Rubliovkai. Jisai turi įmonę Majamyje, Amerikoje. Jo dvi dukros yra Amerikos pilietis. Ir pagal įplaukas jisai pernai uždirbo 1,6 milijono dolerių. Tai čia geri atlyginimai valstybės tarnautojų. Ministras. Ir jeigu pasakysim, kad šitaip ir turi būti viskas ok, tai aš manau, kad dėja triveliai skamba, bet žmogus turėjo ir ateiti iš išorės, visiškai iš išorės. Bent kažkiek pataisyti. Artur, aš dar girdėjau kažkur ar laidoje, ar skaičiau, kad dar galimai pakeitė todėl ir pastatė ekonomistą, kad pakeisti labiau greičiau į tą karo meto tokią pramonę visą ir pramonę ir visą struktūrą, sistemą, kad labiau pritaikyti karo metui. Iš ekonominės pusės kalbu. Čia, aišku, gal kažkiek sutampa su jūsų. Manau, kad čia kažkaip panašiai, taip sakant, labiau pritaikyti, taupiau išleisti pinigus. Jeigu taip, tada be abejo. Be abejo, kadangi jie ten dabar, aplamai, jie turi daugiau įplaukų biudžetą negu 21 metais. Pinigų turi sočiai. Bet labai daug vis dėlto sugeria karas ir sugeria pramonė. Ir ten apie efektyvumą niekada jos nebuvo, o dabar, kada kaip ir karo metas, o čia kabinėjasi prie kažkokių milijonų. Nu gerai, tai pabaigai paskutinis klausimas. Kokios gali būti identifikuotos pamokos vakarams? Iš to, kad dabar matome, ar gal mums irgi vakaruose ta pramonė, jie aišku, kažkiek atsigauna karo, bet ką mes galim pasimokyti? Tai be abejo, tai visų pirma dronų revoliucija, kurios esmė yra kaina. Tradicinė vakarų pramonė tapo nesuprantama. Nesuprantama todėl, kad jie už savo prekes reikalauja tokių kainų, kur tiesiog nesuprantam, nes dabar, pasakysim, tankas Leopardas 2A8 apie 30 milijonų turėtų kainuoti naujas, bet jisai nieko nesiskiria nuo 7, taip turi trofį prikabintą, bet iš viršaus atakuojant dronais galime lengvai sunaikinti. Pramonė dar nepastebėjo, kad pasikeitė aplamai situacija mūšio lauke. Ir tas per šaltąjį karą, kur buvo daug laiko, daug inžinieriams buvo mokėta ir jie todėl labai brangius, labai technologiškai pažangius daiktus darė. Šitam kare matosi, kad reikia geriau paprastesnių, bet daugiau. Ir jie negali būti tokie brangus. Tai čia pirma išvada, jos dar neįsisavina. O antra išvada, tai arba sugebėsim apsiginti nuo dronų. Bet čia ne apie dronus, dabar apie pramonės. Čia apie pramonę. Tai antidroniniai pajėgumai, ne? Antidroniniai pajėgumai, jeigu elektroniniai, tai jie taip vystosi, nėra ten kažkokių paslapčių, bet kai atsiras dronai valdomi dirbtinio intelekto, automatiniai, gausis, kad tik kinetinės priemonės veikia, o kinetinių priemonių, palmai vakarų pasaulyje tik vienas pabūklas, kuris sugeba numušinėti didesnį kiekį dronų. Tiesiog net galim pasakyti, kad
Ir grinai technologinė atžvilgiu yra kur dirbti. Pristatymo logistinė sistema, ne, ir pati fronte įvairių sistemų, ir jeigu kažkurios trūksta, pavyzdžiui, gamyba nespėja prigaminti, tada iškart kenčia viskas, ne, nes pavyzdžiui, ten nėra artilerinių šaudmenų, ne, tai tada tu turi dronais kažkiek tai padengti. Ir tada, jeigu jų būtų, tada galbūt galima dronus kažkur kitur mesti. Nes tas va toks... Aš matyčiau, mes... Arba ten vis tiek, technika, jinai bet kokiu atveju... Gamyba turi būti lankstesnė. Lankstesnė, tai suprantam... Prisitaikant labiau. Mes iki galo 3D printerių galimybės nesugebėjome išnaudoti, o labai daug dalykų galima padaryti ir gaunasi taip, kad mes praktiškai karo metu padarom tokį ginklą, kurio reikia būtent šitam karui, būtent šitoj vietoj. Ir todėl ir dabar greitai pirkti dabartinį ginklą, kuris matom, kad kartais neadekvatus šitam karui, kažin, ar reikia daugiau investuoti į koncepcijas ir būti pasiruošusim tada, kada tikras poreikis ateis. O tai yra technologijos, tai yra mokslas, tai yra naujų technologijų sugebėjimas greitai įsisavinti. Ir kas, ko negaliu nepasakyti, būtent kalėčiau Europos Sąjungą, sugebėkim greičiau dirbti aplamai. Čia jūs kalbate apie biurokratinį. Jo, nes tai yra visiškai katastrofa. Gerai, tai šią liūdną gaidą. Ne, iš tikrųjų, manau, kad viskas yra gerai ir ačiū labai už jūsų ekspertizę, jūsų nuomonę. Ir šiandien turėjome labai įdomią temą - Rusijos karo pramonė. Ačiū, Artur, jums, kad atvykote jau ne pirmą, ne antrą ir ne trečią kartą pas mus. O gerbėjams žiūrovam dėkoju, kad žiūrėjote. Sekite mus Lock and Loaded paskyroje Facebook'e ir žiūrėkite Delfi LT ir mūsų YouTube kanale. Viso geriausio.